Tai dirbtinis intelektas gali imituoti arba realiai turėti humoro jausmą? Taip, mes jo paprašom, jis padarom, mes jam iškeliam užduotį, jis įvykdo. Ar dirbtinis intelektas gali kada nors užaugti tiek, kad apsieiti be žmogaus ir jam ir pats savo uždavinėti klausimą, reiškia evoliucionuoti intelektualiai iki tokio lygio, kad tapti jau asmenybę ir pats pradėti spręsti, ką reikia daryti. Lietuvoje mes neturėtume turėti problemų, nes jeigu įmonė matys, kad gali padaryti projektą per 20% laiko, tai sakys, susiraskim kitus 10 naujų projektų ir pasididinkim komandą. Per paskutinius 10 metų, aš taip grubiai kalbu, kad inžinieriai ir mašininio mokymo mokslininkai, taip suprato, kaip užkoduoti bet kokius skaitmeninius duomenis. O kai šitas išmokta, atsivėrė milžiniška nauja erdvė spręsti įvairiausius uždavinius. Tai iš tikrųjų mes pradedame matyti, kad su technologija ateina tos rizikos būtent iš skirtingų taikymų pusių. Šitoje vietoje yra ta problema, kad kol kas nematom, kad ta tobulėjimo kreivė sustotų. Gerą dieną, gerbiami mūsų Contribui lankytojai, žiūrėtojai, klausytojai, palaikytojai, vienminčiai, bendraminčiai, vienaširdžiai. Ačiū labai, kad esat ir negalėdamas dažnai jūsų lepinti video medžiagą, vis tiek labai džiaugiuosi, kad karts nuo karto tai nutinka, labai džiaugiuosi, kad mes grįžtame į žygių kelią. Tuo metu, kai šis video pasirodys, mes jau būsim išnakvoję miške, šį savaitgalį varom. Paraginti negaliu, nes jau bus viskas įvykę, bet galiu pakviesti mūsų svečią, jeigu jisai norės. O svečias mūsų yra Linas Petkevičius, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas, Vilniaus universiteto profesorius. Jaunas jūs esat profesorius, taip sąžiningai pasakius, į jūs pasižiūrėjau, man visą laiką, nežinau kodėl nuo Hario Poterio gal, visą laiką profesūra visą laiką asocijuojasi su barzdom, tais juodais ilgais drabužiais, bet šie laikai kitokie, turbūt jau. Iš dalies, bet iš kitos pusės, bet kokiu atveju, viskas susideda į darbą, kiek nuveikė ir turi praeiti visą kelią ir pasidaryti savo... Kada jūs tapot? Iš tikrųjų, pats kaip mokslininko visa pradžia prasidėjo gal jau prieš 10 metį, kai startavau su doktorantūra 2015 metais. 20 metais pasibaigiau, 22 metais tapau docentu, tai šitoj vietoje po truputėlį taip ir vyksta ir pavyksta akademijoje daryti įdomius dalykus. Sėdi humanitaras, kalbasi su tiksliuku, dabar taip turbūt gaunasi. Sąžininkai prisipažinsiu, matematika nebuvo man neįkandamas mokslas, bet jis manęs visiškai netraukė ir nedomino. Gal nežinau, kas kaltas. Aš greičiausiai kaltas dėl to buvau, kad skaičiai vis tik tai yra ne mano dalykai. Tai, bet šiandien mes susitikom pasikalbėti apie nūdienų tokią aktualiją, nūdienų itin stipriai progresuojantį, čia aš dabar savo įžvalgą sakau, progresuojantį dalyką kaip dirbtinis intelektas. Jūsų akimis, apibūdinkit, prašau, kaip jūs suprantat, kas tai yra dirbtinis intelektas? Tipiškai universitetai ir kai studentai rašo baigiamosius darbus, mes tipiškai net ir draudžiam naudoti tą pavadinkim sąvoką dirbtinis intelektas ir sakom, įsivardinkim konkrečiai, tai koks konkretus algoritmas, kokią funkciją daro, ar tai kalbos modelis atsakinėja tau į užduodamus klausimus, ar kalbos ir vaizdo modelis supranta vaizde visą informaciją ir įsivardinkim konkrečiau. Tipiškai dirbtinio intelekto sąvoka mes jin atėjusi yra tokia Amerikoje kaip tokia bendrinė technologijų naujausių sąvoka ir jin apima labai daug ir po ją labai dažnai pasislepia ir reikšmingi ir nereikšmingi pasiekimai, bet ką pastarąjį dešimtmetį pavyko matyti, kad iš akademinės dedamosios, iš algoritmų, kurios kurdavo mokslininkai, viskas labai greitai perėjo į industriją ir į verslą, kai nauji algoritmai, kuriuos sukuria mokslininkai didžiausiose įmonėse, ar tai būtų Google ar Meta ar panašiai,
per savaitę kitą paleidžia vis naują ir naują įrankį, metodą ar algoritmą. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomi technologija. Praktiškai mes kalbam apie algoritmus, formulės matematinės, kurios sprendžia vieną ar kitą uždavinį. Apdoroja vaizdus, tekstą. Tai yra ne kažkas stebuklingo, tai yra algoritmas. Bet jis pastaruoju metu gali labai kompleksinius uždavinius spręsti. Gerai. Tai dabar, aš dabar atstovauju paprastą žmogų, kuris, tai tik iš bendrinės gyvenimiškos patirties yra girdėjęs apie dirbtinį intelektą arba naudojasi jo paslaugomis ten pačiom elementariausiam situacijom. Tai yra algoritmas. Bet aš jaučiu žiniasklaidoje, aš jaučiu pokalbiuose, kad dirbtinis intelektas po truputėlį yra, nežinau kaip čia pasakyti, sujausminamas, suemocinamas, suasmeninamas, jau pradeda išlindinėti tokie, kaip nežinau, kaip lyg tai būtų mažas vaikas, kuris yra irgi žmogus, ta prasme. Tai ar algoritmai gali tapti žmonėmis, ar žmonės yra irgi tik tai algoritmai? Aš iš karto užbėgdamas už akių paminėsiu, kad čia tas žmogiškumas arba patikimas, kaip atrodo įvairūs įrankiai. Dažniausiai mes sutinkam ChatGPT ar kažkokį kitą algoritmą, kuris paklausė bet kokį klausimą ir žiūrėk labai gražiai su tavim kalba atsako. Tai iš tikrųjų prieš istoriją viso šito labai sėkmingo atėjimo iki visuomenės ir iki mūsų yra būtent susieta su tokiais mažais pokyčiais. Pradiniai patys algoritmai, kurie tiesiog labai gerai atsakydavo į klausimus ar net suprasdavo teksto semantinę informaciją, jau pasirodė gal 2017 metais, proveržis įvyko jau tada, bet tie klausimai būdavo buki ir atsakymai iš esmės būdavo tokie labai neintuityvūs. Ir prieš nepilnus 5-3 metus iš tikrųjų pastebėjo tokią labai gudrų priėjimą, kad mes vartotojai, kaip ir su reklamomis ar socialinė medija, mes turim pasirinkimus, kas patinka ar ne. Ir tos didžiosios įmonės pradėjo sakyti, mes turim kaip ir technologiją, kuri supranta vaizdus, tekstą, bet kodėl nepadaryti tokio eksperimento? Užduoda vartotojas klausimą, algoritmas sugeneruoja 10 galimų variantų, 10 skirtingų potencialių atsakymų, ir paleido Indijoje, Pakistane labai pigiai žmonėms suvertinti. Yra 10 galimų atsakymų, kuris gražiausiai tam skamba, kuris geriausiai atsakė ir tau buvo priimtiniausias. Ir iš tikrųjų tą dedamai įtraukė į algoritmo kūrimo procesą. Ir dėl to mes dabartiniuose algoritmuose turime ne tik, kad modelis bando suprognozuoti ir atsakyti į tavo protingai ir kvailai užduotą klausimą, bet sugeneruoti kažką, bet ir atsakyti taip, kad jis būtų tau priimtina širdžiai. Tai jis pradėjo ne tik tai sausą matematiką, bet jis tai turi dar pateikti marketingistiškai gražiai, ne? Taip, jisai pats viduje sprendžia, koks atsakymas gali labiausiai perkamas būti, ne? Toksai, jis darydamas kažkokį monitoringą visuomenės, kokia didžiausia grupė, kokį labiau mėgsta dalyką. Tai gerai. O kaip atsirado dirbtinis intelektas? Kas sugalvojo dirbtinį intelektą ir kada jisai galų gale tapo jau nors truputėlį kažką galintis padaryti? Jeigu dabar pradėtume žiūrėti į istoriją, iš tikrųjų, tų matematinių modelių, kurie naudojami būtent kurti tos paskutinių metų algoritmus, patys konceptai yra žinomi nuo labai seniai, turbūt gal ne iki praėjusio šimtmečio 40-60 metai, jau buvo vieni kiti matematiniai modeliai, kurie jau bandė spręsti panašius uždavinius, bet problema buvo labai tokia neintuityvi. Dabar, kaip mes pažvelgiam į kaip išsivystė viskas, kaip ir aišku, kodėl tai vyko. Visus tos matematinius modelius paskutinius 50 metų bandė imti ir taikyti tiesiogiai. Pavyzdžiui, paimam tekstą, paimam vaizdus arba paimam signalą. Paimkim, tarkim, sakinį, dirbom su tekstu. Ir visi bandė darbuoti su originaliais duomenim. Bet mes žinom, galim tą patį sakinį perrašyti visai kitaip perfrazavę
nei vienas žodis nepasikartos, o 2 sakiniai reikš visiškai tą patį. Tai mes neturėjom tos galimybės užkoduoti informacijos. Na, arba, pavyzdžiui, pasidarykim savo nuotrauką arba kambario nuotrauką prie vieno apšvietimo, prie kito, pritraukia ar atitolinę vaizdą. Na, tai, kas matome vaizde, nepakinta, nors pikselių pokyčiai yra labai stiprus. Ir šitoje vietoje darbas su pradiniais duomenim, na, jis ilgalaikį nedavė naudos. Ir per paskutinius 10 metų, iš esmės, na, inžinerinis tas mokslas atrado, kad mes visus tos duomenis, ar tai būtų vaizdas, signalai, tekstai, galim patransformuoti matematiniam procedūrom į tokią naują formą, iš kurios jau galim užkoduoti visą semantinę informaciją. Jeigu turim vaizdą, ką ten matom, ar šuniuką, ar dviratį, ar kačiuką, jeigu yra tekstas, ar čia nuotaika teigiama ar neigiama, ar čia intonacija pikta ar ne, ar čia kalba perfrazuojant ir su satyra, visą tai pavyko pradėti užkoduoti naują tokią formatą ir tas atvėrė milžiniškas dedamasis. Tai, sakykime, per paskutinius 10 metų, aš taip grubiai kalbu, kad inžinieriai ir mašininio mokymo mokslininkai, na, taip suprato, kaip užkoduoti bet kokius skaitmeninius duomenis. O kai šitas išmokta, atsivėrė milžiniška nauja erdvė spręsti įvairiausius uždavinius. Tai gerai, aš suprantu, kad ten kačiukas, baltas, juodas, bėga, nebėga, viskas ten geras, blogas yra, bet kai mes pradėjom, jūs gerai pasakėt, kai piktai pasakė arba su satyra, tai dirbtinis intelektas gali imituoti arba realiai turėti humoro jausmą? Taip, ta prasme, jog. Ar jis gali kartoti kažkokius banalius juokus, arba ne banalius juokus, bet darydamas, susistemindamas duomenis ten iš humoristų pasirodymų, ten iš viso pasaulio ir pateikti visą tai. Ar jis gali turėti savo nuomonę ir jis gali juokauti? Tai gerai, jeigu jis gali juokauti, jis gali mylėti, ta prasme, jis gali jausti emocijas? Aš galbūt perfrazuočiau taip, kad kuriant jau visus paskutinius modelius, kurie, tarkim, užkodavo daugybę tekstynų internete, ar tai būtų tų pačių komikų pasirodymai, ar tai būtų novelės ir literatūros istorijas, ar tai būtų politiniai komentarai, iš viso to vis tiek užsikodavo ir kontekstas. Jeigu tai yra meilės romanas, na, tai yra vienas objektyvas. Jeigu tai yra mokslinė fantastika, tai yra kitokia intonacija. Jeigu yra politiko kalba prieš rinkimus, na, tai yra visai kitas pakėlėjimas ir viso tai. Tai dabar ką mes matom, kad kai klausime ir automatizuojame kažkokius uždavinius naudojant patį, pavadinkim, ChatGPT, visur mes galime pridėti tą naratyvą arba papildomą informacijos šaltinį, kad o tu visus atsakymus pateik, tarsi būtum mylintis žmogų, kuriam atsakinėja personažas. Ir visas tavo naratyvas tampa būtent perrašomas tokia forma. Ir ši čia yra kita ir būtent labiau rizikinga dedamoji, kad visą tai įgalina visiškai kito masto rizikas. Jeigu mes paimtume prieš gerą 10 ir 15 metų, turėtų situacijas, jog būdavo trolių fermos ir fiziškai sėdi 100 žmonių kambaryje ir seka naujienos, komentarus ir atrašinėja. Ir čia bando sukelti irzulį. Tai dabar ką mes turim, jog mes tam pačiam algoritmą, žvelgiant iš piktybinio vartotojų pusės, galim sakyti, tai tu nugriaužk komentarus ir jeigu komentaras yra viena, antra arba trečia tema, pabandyk sukurti kažkokį tai piktybinį arba irzlų automatizuotą atsakymą. Arba tokį atsakymą, kuris būtų pagal norimą naratyvą ir trikdytų žmonės. Tai šitoje vietoje mes visą laiką gal nepastebim, kiek teigiamų ir neigiamų pusių sukelia technologija, nes pati technologija nėra kažkom bloga. Paprašysime sugeneruoti gražią naują novelę, pagal mūsų užduotus raktažodžius sugeneruos, bet paprašysim sugeneruoti
piktybinį ir irzlų komentarą į kažkokią užduotą pasakymą ir jis irgi padarys. Tai iš tikrųjų mes pradedame matyti, kad su technologija ateina tos rizikos būtent iš skirtingų taikymų pusių. Jo, tai aš pavadinčiau, kad su technologija ateina netikrumas tam tikras, nes tave apgaudinėja. Dirbtinis, aš atsiprašau, taip, gerai, algoritmas, kuris atlieka vieną ar kitą funkciją, apsimetinėja žmonėmis, nes yra paprašytas tai padaryti, ne, daro jų komentarus. O kiti algoritmai yra, kurie sugeba video medžiagoje, irgi ten tas deep kažkaip vadinasi technologija. Giliosios klastotės generuoti labai tikros. Ir tai pradedi galvoti, kad gerai, čia mes dabar kelio pradžioj. Tai kadangi kelias didžiuliais žingsniais eina į priekį, tai po 2 metų man atsiųs kas nors video bet kokią ir aš niekada niekom negalėsiu būti tikras. Ar egzistuoja kažkokia tai ar yra kūriamos, nežinau, nes dabar yra pasakyta paprastai, jūs vartotojai mėlėjai patys privalote, čia toks garbės dalykas, pažymėti, kad čia yra AI pridėta ranka, meniškai tariant, bet tu gali to ir nepažymėti. Ir ateis viena diena, kai Gratas man skambins, aš nežinau, ar čia Gratas, nežinau, ar čia jisai kalba, nežinau, ar čia jisai man video siunčia, mes, ta prasme, ar pasaulis nepanirs į iliuziją? Ar yra kažkokie tai saugos momentai nuo to dalyko? Kol kas niekas nesugalvoja ir čia problema yra... Prikūrė, o ką daryti nesugalvoja? Ir kur yra problema? Problema yra ta, kad kuriant šitos modelius, pagrindinis optimizavimo tikslas yra suprasti ir mokėti sukurti tą algoritmą, kuris būtų kuo panašesnis į tuos duomenis, kuriuos naudoja tipiškai ir naudoja kuriant modelį. Tai pavyzdys, jeigu mes turim tekstus ir pasisakymus ir mes turim būtent iš podcast'o ir tinklalaidės interviu mūsų balsus, tai galima paėmus eilinį kiekį 20 pasisakymų, tarkim, manęs, paimti ir nuklonuoti balsą. Tai visi algoritmai, kurie, tarkim, daro balso klonavimą, būtent optimizuoja, kad kuo geriau išdirbti panašumą į originalius duomenis ir tada mes skirtumą tarp realybės ir sugeneruoto nebeturime tokių lengvų įrankių, kaip atskirti, nes pats duomenų tipas, jeigu jis yra tiek kokybiškas, kaip reali nuotrauka, realus garso įrašas, tu fiziškai net ir neturi įrankių, kaip atskirti, apart žymėjimo, galbūt priverstinio žymėjimo, kad čia yra būtent tavo nemodifikuotas konkreti nuotrauka ar vaizdas. Tai tada mūsų laukia chaoso metas. Ir čia aš galbūt paminėsiu, problema netgi yra ta, kad kol kas nesimato tobulėjimo sustojimo ribos. Jeigu mes pažiūrėtume paskutinės naujienas, ypatingai paskutinio mėnesio, kai išrinkus į naują kadenciją Trumpo, pirmi strateginiai žingsniai buvo daryti viską, jog Amerikos įmonės dirbtinio intelekto dominuotų pasaulio mastu, milžiniškai infrastruktūros investicijos į duomenų centrus. Visa tai yra kodėl? Todėl, kad visos didžiosios įmonės, kurios daro eksperimentus, iš dabartinių eksperimentų mato, kad dabartiniai modeliai daro, nežinau, tarkim, 2 procentus klaidų. Mes matom, kad po metų darys 0,2 procento klaidų, po 2 metų darys 0,002 procento klaidų ir mes tokius modelius, turėsime, kurie yra neatsiejami ir lygiavertiški man, tau ir visiems. Tai šitoje vietoje yra ta problema, kad kol kas nematom, kad ta tobulėjimo kreivė sustotų. Nes dirbtinis intelektas jis gali gyventi ne tik tai kompiuteryje ir nebūtinai telefone, jis gali gyventi robote, jis gali įrenginyje gyventi, ne? Dar kažkokiame ir, nerkim giliau. Kas inspiruoja dirbtinio intelekto labiausiai, reiškia, kas investuoja į kariškiai ar verslas? Jeigu pasižiūrėtum, Neturi sąžinės, apie ką aš išneku ir kodėl viskas nėra jokių
nei tie, reiškia, vieni ir tie konkuruoja. Vieni, kas uždirb daugiau pinigų, kiti, kas turėjo daugiau galios. Sąžinės nebuvimas dabar gaunasi viena iš pagrindinių tokių inspiracinių dalykų. Aš galbūt perklausiu ir pabandysiu pateikti tokį klausimą. Jeigu mes pasižiūrėtume į paskutinius 50 metų, kada valstybės sustojo ir sakė, čia yra nauja technologija ir darykim viską, kad šalies mastu nemažas netgi procentas nuo BVP būtų būtent užtikrinti, kad šitoje vietoje mes turėtume technologinį pranašumą. Tai matyt, galėtume prisiminti kosmoso lenktynės, kai palydovų kelimas į dangų, GPS sukūrimas, vienas pagrindinių taikomųjų dedamųjų, tai yra užtikrinimas karybai. Jeigu mes pasižiūrėtume į interneto pradžią ir kūrimą, kurgi vienas buvo pagrindinių taikymų, tai būtent užtikrinti komunikaciją tarp skirtingų vadaviečių ir visą tai turėjo karinę taikomąją dalį. Tas pats buvo matyti 80-ais, kai mes turėjome labai milžiniškas investicijas tiek Amerikoje, tiek Japonijoje į elektroniką ir skatinimą kurti naujos kartos elektroniką. Iki šiol mes turime labai didelius susiribojimus specifinių technologinių procesorių ir jų eksportą į trečiąsias šalis vien dėl gynybos sektoriaus. Ir su dirbtiniu intelektu, ką mes iš tikrųjų matome, bent jau paskutiniais metais, jog tokie bendri algoritmai iš esmės tapo tokie geri, kad tu padavęs vaizdą gauni pilną prašymą, kas yra vaizde. Matomas 3 mašinos, 2 žmonės, kita informacija. Jeigu paduodam instrukcijas, aprašyti arba pasirinkti kažkokią veiksmą, vėlgi išduoda modelis prognozes. Ir visa tai gali būti sutalpinta mūsų išmanų įrenginį, į tarkim telefoną. Ir mes iš tikrųjų matom, kad čia yra atsiverusi tokia visiškai nauja rinka, kuri, mano hipotezė yra, atvėrė akis gynybos sektoriui, tiek Amerikoje ypatingai, jog sekančios iteracijos karyba yra neatsiejama be dirbtinio intelekto technologijų. Taip, mes dabar matome, kad kuriami duomenų centrai ir investicijos į dirbtinį intelektą iš investuotojų ir viešojo sektoriaus, bet didžiosios įmonės iš tikrųjų yra nepaslaptis, jos turi ir labai nemažai kontraktų būtent su gynyba. Nes konkurencija turbūt ir karinis dominavimas, galios dominavimas yra žmonijos kaip rūšies turbūt vienas pagrindinių siekiamybių, bet taip mes gyvenam. Mes tik tai konkuruodami vienas su kitu gebam evoliucionuoti į priekį. Čia kaip paprastas pavyzdys, dronai prieš 3 metus prasidėjus karui, tam jau pilnam karui, kuris prasidėjo prieš 10 metų, dar tik tai kažką paskraidydavo, žvalgybai naudojami, dabar jau dirbtinis intelektas pasiieško taikinių, pats sprendžia, ką jam daryti, ko nedaryti, nekalbant, kad gerai. Aš užaugau, žiūrėdamas fantastinius filmus ir juos mylėdamas ir mėgdamas, ir turiu pastebėjimą, kad 100% fantastinių filmų yra realybėje įgyvendinama. Dar nėra kosmoso kelionių, bet manau, kad tai tik tai laiko klausimas ir jo mes irgi intensyviai ruošiamės, tai netgi nėra paslaptis. Tai vienas iš tokių filmų, mes galim daug šnekėti apie tai, kad dirbtinis intelektas daro gero ir viskas yra tvarkoj, bet aš kažkaip tai visiškai neabejoju, kad Terminatoriaus siužetas, kai buvo sukurtas Skynetas kaip gynybinė sistema, kuris saugo dangų, kad neatskristų, čia yra normalu. Aš manau, kad jos ir dabar jau yra kūriamos tos sistemos ir greičiausiai, kad visa ten kokią nors prieš lėktuvinę, prieš raketinę gynybą koordinuoja dirbtinio kažkokio tai algoritmo pagalba, kad greičiau, kad visą tai identifikuotų. Tai, kad tai yra, tai neabejotina, nes galų gale, kaip nesinaudoti įrankiais, bet ar gali, mes visą laiką kalbam, mes jo paprašom, jis padarom, mes jam iškeliam užduotį, jis įvykdo.
ar dirbtinis intelektas gali kada nors užaukti tiek, kad apsieiti be žmogaus ir jam ir pats savo uždavinėti klausimą, reiškia evoliucionuoti intelektualiai iki tokio lygio, kad tapti jau asmenybę ir pats pradėti spręsti, ką reikia daryti. Jeigu dabar pratęsiu mintį, žinoma, jin labai gali būti ir skambėti taip populistiškai, bet mes jau turim po truputėlį tokių pavyzdžių. Mes, pavyzdžiui, su studentais irgi visai neseniai bandėme naujausius įrankius, kaip pavyzdys, naudojamas automatizuotas naršyklas. Ir ten yra sujungti du principai. Tai yra prieiga atidaryti naršyklę ir skenuoti, pasidaryti naršyklės nuotrauką kas sekundę, kad matyti, kas vyksta, ir naudoti algoritmus, kurie ištraukia informaciją, kas matoma, ir pagal tavo užklausą eiti ir daryti. Na ir jeigu pasižiūrėti į tokio tipo procesą, labai paprastas pavyzdys galėtų būti surasti, kada ir kur Tamsta Alminas Petkevičius dėsto paskaitas. Ir davus užklausą jau matome, kiekvienas gali savo kompiuterį pasileisti tokią mini programėlę, kuri suformuoja tokią užklausą, atsidarys puslapį, pradės samprotauti. Atsidariau Google puslapį, ką reikia toliau daryti. Matyt, reikia suvesti vardą, pavardę, ieškoti toliau. Suveda, pamato fakulteto puslapį, ką daryti toliau. Matyt, reikia nueiti į puslapį, nueina į puslapį, reikia surasti tvarkaraštį, nueina, suranda tvarkaraštį, paieškoti, suvesti vardą, pavardę, suranda, ištraukia visą informaciją. Tai apie tai, ką dabar kalbame, tai iš tikrųjų yra modelis, kuriam leidžiama kiek norima ilgai vykdyti užduotis. Mes paprašym tokios paprastos užduotėlės, kuris susideda, tarkim, iš 7 žingsnių. Tai matome, kad modelis po truputėlį pirmą užklausą ir pirmą žingsnį padarė, eina prie antro, prie trečio, prie ketvirto. Jeigu mes paimtume ir užsiduotume ženkliai labiau ambicingą tikslą ir sakytume, yra savaitgalis, 48 valandas non-stop, tegul modelis daro ir kol pasiekia savo tikslą. Tai jau iš technologinės pusės, aš sakyčiau, mes jau esam čia. Dabar matyt, klausimas yra, tai kur yra tie saugikliai ir ribos, kiek pridarys gero ar blogo tokie modeliai ir tokios agentinės sistemos. Tai ar yra tie saugikliai ir ribos? Matyt, ne. Ir šičia, matyt, mes vėlgi atsiveriam klausimą tarp taikymo pusės. Šitoje vietoje mes turim 99% vartotojų, kurie nori pagerinti savo produktyvumą, pasidaryti kažko greičiau, automatizuoti įmonėje ar įstaigoje kažkokį procesą, ir 1,5% vartotojų, kurie galbūt turi mintyje kažką kito. Tai viskas taip, bet netgi, kai mes kalbam apie ne karinę, ne kažkokią tai nusikaltėlišką veiklą ar dar visokią kitokią, bet čia tokia Pandoros dėžė. Tu įsileisdamas dirbtinį intelektą įgalini jį atlikti bet kurio žmogaus darbą, tai tų vartotojų to nebebus. Nes vartotojas tai yra paprastas žmogus, kuris kelias eina į darbą, uždirba algą, investuoja į valstybę, reiškia, moka mokesčius, ir staiga jis nebeturi darbo, nes viską, ką jis darė, galima pakeisti dirbtiniu intelektu. Bet viską. Kaip viskas pasisuks labai dvejopi jausmai. Iš tikrųjų, neatmestina tikimybė, kad trumpuoju laikotarpiu iš tikrųjų labai praktiškai nedarbo lygis gali pradėti stipriai augti dėl dirbtinio intelekto technologijų. Iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrėtume, kokia yra įgalinta galia, kad gali parašyti keletą užklausų ir tau per pusvalandį padaro visos komandos darbą vienas algoritmas, tai kaip aš juokauju,
Lietuvoje mes neturėtume turėti problemų, nes jeigu įmonė matys, kad gali padaryti projektą per 20% laiko, tai sakys, susiraskim kitus 10 naujų projektų ir pasididinkim komandą. Tai šitoje vietoje, žinoma, kaip pasižiūrėsi, bet iš tikrųjų tas produktyvumo augimas yra tikrai numatomas ateinančiais metais ir ateinantį dešimtmetį. Kaip prie to prieisim, ar gražiuoju, ar per būtent liūdnas pasekmes, kad turėsim ir kaip rodo pasaulio istorija, mes grubiai prieinam prie visko, nes kažkieno godumas yra vienas iš tų dalykų, kur daryti. Ir mokslininkai, čia jau atsiprašau jūsų, man kartais visiškai čia toks, kartais mokslininkai, aš labai gerai suprantu, tai yra jūsų gyvenimo kelias, jūsų gyvenimo tikslas, atrasti, kurti, čia kaip, nežinau, kaip naują gyvybę sukurti ar kas nors, ir tą puoselė, ir tikrai neturi jokios neigiamos intencijos, jis tiesiog rodo kūrybos ir žmogiško proto, reiškia, neapriepiamumą, bet tada ateina bičas toksai koks nors su, reiškia, daug pinigų, nesvarbu iš kokių struktūrų, ir sako, žiūrėk, ačiū. Tai aš čia žinot, kaip atominio ginklo sukūrimą, tai aš čia norėjau taikiai. Tai gerai, mes čia taikiai ir padarysim, bet dabar tu laisvas. Jau ir viskas, ir technologija, ar bekalbant man dabar, kadangi mėgstu fantastiką, daug žaidžiu kompiuterinių žaidimų kartu nuo karto, ne? Cyberpunkas yra dabar, Lošiu 2077, kur galbūt dirbtinis intelektas negali būti iniciatorium to, kad nebeliks valstybių. Liks korporacijos su technologijom. Ir korporacijos užims valstybių vietas. Ir jos ir bus tas, kurios dar tas žmonijos dėl kažkokių tai priežasčių tos žmonės laikys ir išlaikys. Ir kodėl dirbtiniam intelektui gali reikėti žmogaus, jeigu jisai gali visą vadovaujantį darbą daryti, ne, užduotis įmonė, korporacija, ne, jis gali visą vadovaujantį, jis gali pradžioje technologiškai sukurti robotus, kurie atliks fizinį darbą kažkokį, jeigu jo reikia, paskui jis gali skurti robotus, kurie kuria robotus, jiem vadovauti, kam reikia žmogaus? Kažkuriam tai stulpelyje. Kam mes būsim reikalingi? Ta prasme, taip pasivaikščiot gatvėm, o paskui mus galima imituoti, kopijuoti, rodyti, kad mes gyvenam, nors gatvės tuščios ir ne vienas žmogaus, ne? O reklamos taip, šitą jau galima ir dabar. Tai ar nėra, aš uždavinėjau klausimą, Instagrame buvau tokią klausyklę paleidęs, kaip žmonės priima dirbtinį intelektą, buvo 3 atsakymai, ramiai, įtariai ir bijau, man atrodo, kad tai neramiai visų atsakymas buvo tas, kur įtariai, toksai, kur įtariai, nes žmonės nežino, nesupranta ir nežinojimas visą laiką, aišku, generuoja baimę tam tikrą. Bet kai įsijungi smegenis, sėdi, žiūri, kaip viskas eina į priekį ir užduodi savo klausimą, ar dirbtinis intelektas negalėtų pakeisti manęs bet kokioje situacijoje, kur aš dirbu ne dabar, bet reiškia po ten žiūrinti žingsnius po 10 metų. Kažkaip į tą atsakymą, tai gerai, aš ten menišką kūrybą, ten dar, aišku, jis gali rašyti eilėraščius, bet ten kurti tekstus, sugeneruoti mano balsą, rašyti repą, dar kažkokius dalykus, viską daryti. Bet tas gyvas yra gal dar ilgiau užsilaikantis. Bet jeigu žmogus yra ofisinis planktonas, taip grubiai tariant, ne, jeigu jis yra kokius elementarius darbus, dėstytojas, kur dėžės dėsto iš vieno kampo į kitą, tai tu jis supranta, kad brolyti, gal mano laikas jau po truputėlį baigėsi. Aš galiu netgi aštrinti šitą klausimą ir iš tikrųjų manau, kad daugelis, kas neseka naujienų, turbūt arba tik vieną akim kažkur yra matę, jog, pavyzdžiui, Elono Musko Tesla yra pagrindinė ten dedamoji elektromobiliai. Bet per paskutinius 5 metus ypatingai daug tyrimų eina į automatizuotų humanoidų kūrimą ir jeigu pasižiūrėti netgi berods spalio mėnesio naujienas apie tą robotaksį, tuo pačiu buvo ir būtent humanoidų paroda. Kol kas tai nėra visiškai trendinanti tematika, bet iš tikrųjų mes matom, kad labai greitai po šitų naujienų pasirodė
gal 3 Kinijos įmonių, kurios irgi kuria humanoidus, pasirodymai, kaip Kinijos humanoidų pramonė irgi vystosi. Ir mano spėjimas būtų, jog labai neužilgo keletos metų, gal net šių metų eigoje mes pamatysime vieną kitą, galbūt net ir Lietuvoje vaikštantį humanoidą ir būtent algoritmai, dirbtinio intelekto algoritmai įgalina labai greitą panaudojimą. Jeigu mes matėme, kad su robotika užtrunka dešimtmečius sukurti vaikštantį robotą, tai per paskutinius metus matome, kad pritaikyti dirbtinio intelekto algoritmus tiesiog yra apmokama, kad kaip paimti, kaip vaikščioti ir viskas gali paleisti robotinę sistemą. Tai papildant šitą liūdną ir rizikingą ateitį, aš sakyčiau, kad mes dar neįvertinam šitos dedamosios, jog mes turėsim labai papildomą įdomią terpę per robotiką. Gerai, o kaip tos įmonės paaiškina savo veiklą? Ar visuomenė tokia kvaila, tipo žiūri, džiaugiasi, nes mes šnekam, kad tai labiau gąsdinantis yra ateities modelis negu džiuginantis, ir tu matai ne tai, kad pagalba, bet tu matai tą, kas tave gali pakeisti, bet kuriuo atveju, ir žinant, kad pasaulis pastatytas ant naudos ir reiškia sėkimi, tai kaip sako verslo žmonės, tai kur mano pinigai? Tai pinigai žmonių mažės, naudojant intelektą, ne, tai pinigų irgi mažės. Tada tas kažkas uždirbs. Bet kaip bebūtų, tik tai gyvieji uždirba, sukuria pinigų ratą. Tai labai įdomu. Tai galbūt tada iš tikrųjų gyvosius reikia visus patraukti. Tai toks perėjimas, reiškia, evoliucionuojant jam iki jau asmenybės lygio ir žinant, kad jį sukūrė žmogus, vis tiek viską, apie ką mes šnekam, tie algoritmų kūrimas, vis tiek paremtas žmogiškąją logiką. Nes žmogus kūrė, jisai pagal save įkūrė. Kaip sakoma, kaip Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, taip žmogus sukūrė dirbtinį intelektą pagal savo atvaizdą, irgi tokie jau biški. Ir visą laiką mokiniai pranoksta mokytojus. Tai ateina tokia diena, kai jisai ten tampa jau toksai, jis tada prisikūrė savo, kaip sakant, homo cyber, atsiranda, nežinau, ar kažkaip homo algoritmus, atsiranda tokia savoka ir gali toliau užkariauti planetas, skraidyti, kur ten viskas būti, kaip sakant, tiesiog pasikeičia, nelieka humanoidų, lieka tik tai šitie robotai humanoidai. Iš tikrųjų, kaip išsivystys, labai sunku spekuliuoti, bet šiaip vienas iš tokių praktinių, matyt, pamastymų, vertinant, kad tokia vizija turi kažkokią nenulinę tikimybę, bent jau trumpuoju laikotarpiu yra tiesiog imti ir stengtis išnaudoti kiek įmanoma čia ir dabar, būtent tampant mini korporaciją arba mini kompetencijos sritimi, kuri gali bent jau teikti naujas paslaugas greičiau ir daugiau sukurti, lyginant su kitais. Nes jeigu mes pasižiūrėtume, labai sunku įsivaizduoti, jog net ir Europos mastu mes turėsim tokias pat investicijas kaip didžiosios Amerikos korporacijos. Jau nekalbant apie trečiąjį visą likusį pasaulį. Ir trečiasis šalis, tai šitoje vietoje, ką mes iš tikrųjų galime čia ir dabar daryti, tai žiūrėti, kaip imti ir pakelti savo produktyvumo taip, kad būtume priekyje, frontier. Viskas gerai, tai bet priekyje mes kūrėm giljotiną, ne? Ir mes norim būti, kurie geriausiai kūrė giljotiną. Nu, čia aš tiesiog norėčiau diskusijai pasakyti, o gal ir ne, bet dabar galvoju, o kur yra tas gal ir ne, koks galimas scenarijus, kad visą tai galima būtų suvaldyti, žinant žmonių pasaulio, reiškia, didžiųjų, galingųjų, godumą ir ten, ta prasme, verslo struktūras, visas karinės struktūras.
aš nematau jokios kitos galimybės, kaip tik tai pushint daugiau, nes mūsų intelektas, kaip jūs ir sakot labai gerai, kad mes nematom kitos galimybės, kaip būti priekyje, dėl to, kad būtume geresni už kitus, bet Kinija, Rusija, Amerika, Prancūzija, Vokietija irgi tą patį sėdi, mes turim būti ir kad opa ir tada sėdim viskas. O jūs patys, gerai, jūs irgi esat to fronto karys, jūs irgi kūrėt dirbtinį intelektą, šiaip kaip jūs žiūrite į jį, taip kaip žmogus, kaip jūs žiūrite į jį ir koks jausmas ir tiesiog dabar ne kaip mokslininko, kaip tiesiog kaip žmogaus. Šiaip, kuo toliau, tuo dažniau tokie jausmai iki galo, jog atsikėlus turiu pradėti galvoti, ką šiandien ir čia ir dabar pasidaryti, kad neatsilikti naujienų ir būti pačiam fronte. Tai ir sugebėti sekti naujienas, nes aš pateiksiu pavyzdį. Pirmi proveržiai su vaizdais, vaizdu atpažinimu buvo gal 2013 metais ir mes matėm irgi, sekėm naujienas, domėjomės ir išeina kažkokia naujas modelis, nauja mokslinė publikacija, užtenka poros mėnesių, galbūt kažkas naujo išeis, bet tas ciklas buvo toks labai akademinis. 2-3 metai, kol kažkoks proveržis vyksta. Kai turėjom proveržį su kalbos technologijom apie 2017 metais, tas tempas labai spartėjo ir tam kas savaitę turi sekti naujienas, jog kas čia vyksta ir kokie proveržiai yra. Ir dabar, ką mes matom, jog bet kokia naujiena, bet kokia nauja šviesi idėja yra tiesiog per keletą dienų perimama, diegiama, verslo ciklas, sekant naujienas ir taikant, tai yra toks visiškai sulėtėjęs. Jeigu anksčiau iš tikrųjų pasižiūrėtume istoriją, yra mokslas ir akademija, kažkada verslas po 10 metų pagalvojo, čia kažkokia įdomi idėja, galbūt pritaikė ir po 5 metų pasiekė mūsų vartotojus. Dabar mes esam tokiam cikle, kur realiai savaitės laiko gali užtekti nuo idėjos iki tol, kad tai ateitų iki mūsų. Ir visą tai kelia iš tikrųjų tokia labai didelį nerimą, nes jeigu tu neseki naujienų, tada gali tiek visko praleisti, tai iš tikrųjų labai kelia streso lygį. Ok, įsivaizduoju. Lietuva, kaip yra pasaulyje su tų algoritmų kūrimu? Ar visas pasaulis dirba su tais pačiais algoritmais ir reiškia tik tai, kas geriau jį išnaudos, uždarai, ar jūs bendrai viskas yra daroma pasaulyje, ar Lietuva kūrė savo, ar jūsų kompanija reiškia savo algoritmais užsiema, kaip visa ta virtuvė vyksta? Dabar, kai kalbam būtent apie tą populiariai spaudoje kalbamą dirbtinį intelektą, tai kalbam apie visiškai didelio masto tas algoritmus ir formulės, kurių sukūrimas iš esmės jau minimaliais kaštais, kaip buvo prieš keletą savaičių Kinijos startuolis DeepSeek sakė, čia mes tik už 6 milijonus sukūrėme tokį modelį, nors paskui jau kitą savaitę praktiškai visi ekspertai sako, čia yra tokia visiškai analogija kaip su, tarkim, nauja įmonė, kuri nuvažiuotų į Monaką ir F1 trasoje pravažiuotų vieną ratą ir sakytų, mes labai greitai pravažiavome savo tą greičiausiam ratą už, tarkim, 100 000, bet kiek reikėjo treniruočių, kiek reikėjo susikurti, investuoti, surinkti komandą, infrastruktūrą, tai vis tiek ekspertai sako, jog net ir tas Kinijos startuolis išleido virš milijardo būtent, kol pasiekė tokius rezultatus. Ir šičia iš tikrųjų su tais pagrindiniais modeliais šiuo metu yra keliasdešimt tikrai labai stiprių įmonių ir tyrimų centrų, kurie būtent laužia tą patį tikslumą pasaulio lygių. Didžioji dalis tyrėjų, įskaitant ir mes, dažniau sprendžiam tokius nišinius uždavinius, kaip susikurti konkretų labai gerai veikiantį modelį tai sričiai. Pavyzdžiui, aš asmeniškai ir keletas kolegų komandoje darbuojamas su palydoviniu
vaizdų duomenimis, kaip pažinimo technologijas vystyti tenai ir kaip, tarkim, sujungti, kad turėti ne tik tais istorinius algoritmus, bet visą aprašymą, kas yra matoma nuotraukoje ir atlikti paiešką būtent jau tekstiniam formatu. Ir tai yra labai tokie nišiniai sprendimai. Didžiuosius modelius kuria labai mažaibė įmonių ir universitetų ir ten iš tikrųjų kaštai yra labai milžiniški ir net jeigu ir norėtume, bet tokių kaštų pasivyti yra praktiškai neįmanoma. O iš kur tie kaštai? Kas kainuoja brangiausiai? Elektra. Elektra? Ir vaizdo plokštės ir elektra. Vaizdo plokštės ir elektra. Kaip be būtų keisti, tai pavyzdį galėčiau. Reikia statyti elektrinės ir... Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume, kaip be būtų ir kaip šaržuotume naują Amerikos administraciją, pirmieji aktai vėlgi buvo atskleisti Unleash American Energy Power. Darykim bet ką, statykim laikinas dujų elektrinės, anglį degina, kad turėtume čia ir dabar pakankamai resursų naujiem duomenų centram ir panašiai. Tuoj Visagino elektrinės surinkinėsim iš naujo, galbūt nešimės, jeigu norim būti tam, kaip jūs sakote, smaigalį arba kurti kažkokią tai alternatyvą, gal vėl atsiras klausimas atviras, gal laikas statyti savo, reiškia, elektrinę, kuri aprūpins. Įdomu, šiaip įdomu. Kitas, dabar jums bekalbant, aš kažkaip galvojau, kad pasaulio galingieji vis tiek stovi už vairo visos evoliucijos. O pasaulio galingieji ar gali su laiku dirbtinis intelektas, jisgi turės atsakymus, jisgi mokės viską padaryti, pakeisti valdžią. Tiesiog likti jos funkciją, ne, valstybės valdymą. Jisaigi turi, jis gali užaugti iki tokio, kai jam nebereikės politikų ir lobistų. Ir jisai netgi gali pasiūlyti sąžiningą valdymą. Kiek žinau, kiek man teko truputėlį pasiskaityti, kad dirbtinis intelektas irgi dabar, sakykime, algoritmai gali būti šališki ir pateikti šališką nuomonę. Tai gerai, kurį laiką dar gali būti, kad kažkas įtakos, bet iš esmės ar realu, kad jis gali pasiūlyti pasauliui taiką, ramybę, kaip sakant, ir teisingą valdymą. Ir sakyti, atiduokit man tos svertus, o galų gale jam net nereikės prašyti atiduoti svertų, jis jau bus prie tų svertų. Nes iš karto galiu truputėlį prasiplėsti, iš kur ateina tas šališkumas. Tai galbūt irgi teko matyti, kaip testavo ir naudojo tos kiniškus modelius, paima ir klausia kažkokio labai subtilaus ir istorinių faktų ir modelis sako, ne, aš nesakinėsiu šitą temą. Tai visa tai yra grįsta tuo, jog kuriant modelio kūrėjai, tiesiog prieš kuriant modelį paieškojo visų raktažodžių, ištrynė tos istorinius faktus, įdėjo savo istoriją ir modelis jau nebeturi tų žinių būtent to fakto kontekste. Tai čia vėlgi spekuliuojant, jeigu mes paimtume būtent didžiuosius žaidėjus ir didieji žaidėjai vieną dieną sakytų, gal išmeskime mūsų dabar politinius, ar Amerikoje tai būtų konstitucija, ar, tarkime, Europoje būtų mūsų valstybių įstatymai ir konstitucijos ir rašykim, kad galbūt korporacijos turėtų būti ta ateities įstaiga, kuri viską prižiūrės. Na ir ką, dirbtinio intelekto modelis bus sukurtas ant tokių principų ir tokių žinių. Tai mes iš tikrųjų, kai dabar žvelgiam ir naudojame kiekvieną dieną tokius įrankius kaip pagalba, mes negalime būti tikri, ar tokių naratyvų jau dabar nėra įdėta tenai. Aš dar pagalvojau, kad kartais mes tokius klounus išsirenkam, tiesiog žmonės, kurie neturi jokių kompetencijų, kurie, nežinau, kokiais vėjais ten per partijų mechanizmus, reiškia, sąrašų pagalba ten pakliūna į valdančiasias vietas ir staiga
Ir žmonės už juos balsuoja. Paprasti žmonės balsuoja ir vis dar, nesvarbu, kiek praeitų laiko, paprasti žmonės tiki to visų tokių populizmų, tais melais, kad va, aš ateisiu, tai padarysiu. Nors bet kuris protingas supranta, kad labai sudėtinga yra kažką iš tikrųjų padaryti, tam reikia didžiulės politinės galios, didžiulės santykių galios, ten, vien žodžiu, nekalbant, kad galvoje turi nekošia būti. Ir aš taip įsivaizduoju, ateina, reiškia, va toks humanoidas, nes labai žmonėms svarbu ir kaip atrodo, gražiai apsirengęs kostiumu, su žmogaus veidu, jis visiškas normalus žmogus. Ir sako, žiūrėkit, aš neturiu jokių, aš nepriklausau nei tiem, aš padarysiu, išrinkit mane, žinai, jie net legaliai gali padaryti viso to. Ir žmonės sakys, o, žiūrėk, mes norim išlikti smaigali, Lietuva bus pirma valstybė pasaulyje, kuri turės kokį nors ten vadovaujantį žmogų, reiškia, ne žmogų. Ir gali būti, kad žmonės prabalsuos. Nes jisai pažadės, kad bus teisybė. Bus lygybė, teisybė, pakelsiu pensijas, tenai iš tikrųjų, žinai, gal pakels, dar kažką tai padarys. Suteiksiu, reiškia, visiems sąžiningą įvertinimą jų gyvenimo dar kažkokio, o tiem, kurie vien žodžiu, jo algoritmai, jisai jau tokiam leveliu bus, kur jis net meluot galės. Ta prasme, jeigu turbūt įvertindamas, jų gali būti toks algoritmas, kad jeigu melo, reiškia, procentas užtikrina užduoties įvykdymą, jisai gali būti priimtinas. Noriu pasakyti, kad turėsim humanoidus, kurie taps tikrais politikais. Taip. Tai ir kas ar galima tai paneigti, kad taip negali atsitikti? Pakelsim, pamatysim. Gerai. Tai su ta linksma, reiškia, mes liekam dabar apmąstymuose ir tikiuosi, kad jūs liksite savo apmąstymuose. Palinkėsiu mums visiems sėkmės ir aišku, kad reikia gyventi dabar ir čia, rūpinti savais ir tiesiog būti gerai žmonėmis. O pasaulis bus toks, koks bus. Bet kaip rodo visi fantastiniai filmai, galbūt tas išsiveržimas į žvaigždės mus išgelbės, mes visi ieškosim, galbūt dirbtinis intelektas sukurs pasaulį tokį, kuriame mes galėsim atsidėti kūrybai, atradimam, kelioniam ir kažkokiam tai, nežinau, dar smagesniem dalykam. Galbūt. Tai ačiū labai, kad žiūrit, ačiū labai, kad remiat. Viso geriausio. Ačiū.